Vili, viskas gerai? Jo, Ar tikrai? Jis apšalęs po traukų dar. streso pririnkęs, tai belė kiek aš čia šiandien. Lėkimo vakar šiandien. O spėjus. Bet šiandien trefkė, tai žiauriai gerai su jo. Super. Žiūrėkit, Dar pamatysit vaizdų. Ne? Tai dabar pradedam 5 epizodą, ne? Nu, 4. Teoriškai 4. YouTube'ui 4, mum 5. Gerai. Kaip einas? Kas gero? Viskas gerai, treniruotės bombinės, 4 savaitė va prieš akis. Bandysim duoti vaizdų, kiek leidžia programa ir kiek pavyks įvertinti viską normaliai, visus ir pynų. Viskas, toliau labai viskas super. Po truputį priekį ir matysim, kas čia bus iš to. Nice. Smagu girdėti labai. Kaip kiti? Judinamės po truputį irgi kažkaip sunkiai, bet viskas gerai. Nesunkiai, šiandien turėjai gerą deadlift workoutą, sakai, ką tik. Nu, dar laukiam feedback. Ir benchas juda, ir deadliftas juda, squatas juda. Topseto nepamatysit šiandienos deadlifto, niekas. Nufilmuoji? Per savo kvailą galvą nenufilmavau. Nieko. Bet jo. Nupaišyti. Aš esu kažkada savo karjeros ten vidury maždaug, atsimenu kažkokį savo PR bandžiau daryti ir pagerinau 2,5 kg, bet nenufilmavau. Tai I feel you. Nieko, iki topseto 5 repsus padariau su 124 ir 2-2 iš karto singlas ir važiuoju. Top class. Ir šūlį. Žiauriai gerai jautėsi. Gal ir galim pašnekėti apie warm-upus, apie strateginį warm-upų išdėstymą. Nes aš manau, kad... Dar palaukit, apie viską išėlės, dar Lūkis nepasisakė, dar tu kaučas nepasisakei. Po to jis... Ai, nu jo, sorry, nutraukiau temą. Tai Emiliui, žodžiu, labai super, kaip tu Lūkį judi, kaip tau viskas sekasi? Ai, normaliai. Nėra paskūs gyvas, judu kurtu visą. Pakeičiau valstybę, dabar kitur gyvenu. Tai gyvenu valstybėj, kur nežinau, ką reiškia trikovė. Pasakė, kad jisai trikovininkas galvoja, kad jisai tipo olimpietis kažkoks arba bodybuilderis. Tai... Gerai, naujas etapas smagu. Parodysi, kas yra trikovė. Rokai, kaip tau sekasi, kas naujo paskutiniu metu, kaip po varžybų jausmai, kas pasako? Gerai, iš tikrųjų viskas labai gerai. Kiek čia... Ai, dabar realiai vienas blokas ir praėjo po varžybų treniruočių, tai iš tikrųjų viskas labai gerai. Plus beveik 5 kg nuo varžybų jau priaugta, tai tas pats svorio atsiauginimas jau irgi pilnu tempu vyksta. Tai nežinau, iš tikrųjų viskas kaip ir normaliai, darbai irgi normaliai, viskas cool. Super. Visi čia po truputį. Labai fainai. Jup. Tai gerai, tai ką mes šiandien turim arsenale paruošę? Arsenale turim visai nemažai daug dalykų. Visai nemažai ir daug dalykų. Tai apie viską. Galim apie jumpus gal pakalbėti, ta prasme, kur Emilis buvo užsiminęs. Apie didelių jumpų teoriją. Warm-up. Okay? Jo, svarbu, nes visi skirtingai juda. Labai faina tema, nes čia mes ir patys perėjom nuo tų mažų ir dabar darom didelius, nes aš ten irgi kažkada tai darydavau ten po 10-20 kg, o dabar visiškai kitokį, tai labai įdomu, padiskutuoti šitą dalyką. Tai nežinau, Rokai, tavo tema, davai, užvesk mus. Tai gali kiekvienas savo teikus pasakyti, ta prasme, vat, kaip ir sakai, Lukai, nuo to paties pradėjai, sakykime, sportuoti, jumpinai mažai šuoliais, dabar jumpinai, tarkim, didesniais šuoliais, nežinau, tavo pastebėjimai, geriau tau, blogiau, kokie tau pliusai, kokie pas tave galbūt būna standartiniai jumpai, sakykime, kaip squatų warm-up'e, ne? Tai tiesiog savo experience gali, žinai, pasidalinti, nes manau, kad, ta prasme, dar nėra normalu jumpint po kokius, nežinau, cam, tram, kilų,
ta prasme, dar nėra tas dalykas nusistovėjęs, tai aš manau, kad mes irgi vieni iš pirmųjų tokius dalykus atnešam galbūt į Lietuvą, ne? Plius dar kažkas galbūt technikos niuansus irgi atnešam, apie kuriuos gal paskui pašnekėsim, bet dabar apie džempus gal. Tai, o dar kaip sakei, kad po ten 30-40 kg ganėtinai didelis šuolis, tai aš manau, kad visai yra net kartais normalus šuolis daryti 100 kg. Šiuo metu dabartiniam lygiai 100 kg ta forma, o Emilis tai iš viso 2 kartus daro tokį šuolį. Čia iš viso bomba. Bet aišku, tam yra atitinkamas lygis, atitinkamas laikas ir turi pirmas dalykas pasitikėti savim, tiek techniką, tiek kad tu pajėgus tą daryti, nes jeigu tam, pavyzdžiui, skvatinė, žinai, ten 100-120, tai nedarysi ten to šuolio kažkokio labai didžiulio. Tai irgi ta pati pradžia, kai buvo, tie šuoliai ganėtinai jie maži būdavo, aš šiaip iš tikrųjų dabar net prisiminus, tai aš jau trauką darydavau 2,20 mano buvo PR'as, tai aš tada šokinėdavau po praktiškai po 20 kg, kaip ten gaudavosi, kad šiam traukė, po 20 ant šonų, ten tada, tarkim, kokį 100 kiam, va taip, bet čia irgi vėlesnis periodas. O prieš tai iš viso ten šuoliai nesiekdavo 20 kg, bet buvo ir atitinkamas lygis, aišku, tam ant benčo, tai ten iš viso šuoliai vaikiški būdavo, kaip ten pradėjau spaust gal nuo kiam kilų, ar 50, ar net neatsimenu. Padarai 15 repsų su kiam, paskui šiam 7, 8, 9, 100. Čia jeigu tiek būčiau pradžioje daręs, tai čia kosmosas būtų buvę, čia 50, tai buvo 1 repso max, prasme, viskas. Tai jo, tuo metu tai ten šuoliai būdavo, ten jau nuo kokių 30, tai po 5 pradedi šuoliuoti. Žodžiu, labai, labai silpna. Tai va, to šiam momentui, tai šuoliai visiškai kitokie, žodžiu, einam iš karto tuščia štanga, 70, tai plus 50 kg, sekantis plus 30 kg šuolis, sekantis plus 20 ir jau turim 120, žodžiu. Tai dabar tokie šuoliai daromi, bet dabar jaučiuosi labai, labai komfortiškai su tokiais šuoliais, jie mane daro kažkokio labai, nežinau, kažkokio damidžo ir kaip tik aš gaunu net pagrindinis benefitas yra tas, kad mūsų jėgos sportas, tai aš turiu turėti kuo daugiau tos galios ir kuo daugiau jos sukaupti, nes jeigu aš išnaudosiu tą galią savo warm-up'um, ten, nežinau, tarkim, spaudžiu šiandien 100 kiam ir dabar aš apšilinėsiu, ten dėsiu 40, ten 60 ir va taip. 100, 110, 120. O jo, tai kas čia gal? Juokinga dabar, nes ta prasme mes tą dalyką darydavom patys. Dėl to ir juokinga, kad ta prasme tokia tranzicija buvo iš to, kur po 5, po 10 kg šauliuoji, nors visai disentas ir stiprus, ta prasme. Ten jau darai maždaug apie 200, ten kokį skvatą, ten virš 200 deadliftą ir va taip apšilinėdavai, kas net neatrodydavo, kad tai yra klaidinga ar iš tavęs ten energija kažkaip atima ir panašiai. Tai jo, faktas. Emilė, tu esi didžiausias džemperis tarp mūsų. Ką čia? Tai tik ant deadlifto, ant benčo. Jo, tai čia žiauriai įdomu. Pasidalink, kaip pradėti, tarkim, apšilimą deadliftų. Manau, kitiem irgi žiauriai bus įdomu. Jo, tai deadliftas pahindžinu conventional, kelis repsus su tuščia štanga. Ir dedu 120, dedu 220, dedu 2 pen galiu dėti. 2 pen 5 iš karto. Jo, tos lygis dabar, kur žinai, realiai trečia trauka nuo tuščio štangos jau gali būti mano openeris, žinai, dabartinis. Tai vat, tai, jo. Geras. Iš tikrųjų, jaučiu, kad nei man kažkokio skėlo atima, žinai, šitas dalykas, kaip tik visai decent jaučiuosi, iš tikrųjų pasitikiu šiuo metu savo techniką ir viskas labai gerai. Disclaimeris tik toks būtų, kad... Sakyk, Lukai. Sakyk, Turo. Aš tik pridursiu. Disclaimeris tik tai būtų toks, kad, ta prasme, šitą dalyką tu gali daryti tik tada, kai tavo kūnas yra pakankamai pasiruošęs, adaptavęsis tam, nervų sistema irgi yra pripratus prie to dalyko. Ir tai nėra, kad, va, ta prasme, tas lifteris, kur va, mes buvom, ne, kažkada, kur po 5, po 10 kg, ir mes netapom tokiu lifteriu per naktį, sakykime. Mes netėjom kitą dieną ir nepradėjom nuo 120 apšilinėti.
ar ten 2 paskui nedarėm. Tai prie visko realiai prieinama, užaugama ir ta prasme paprasčiausia adaptacija vyksta nuo tinkamai išdėlioto krūvio. Tai čia toks tik tai perspėjimas kitiem, kad nepultų iš karto jumpint po tais tokiais didžiuliais šuolis, nes reikia sistemos tam dalykui. Jo, įvertinkit rizikas ir niekur svarbiausiai neskubėkit. Tai dar tik ką norėjau paantrinti, pavyzdžiui, aš kaip stebėjau Emilišą, kaip šitų naujų apraučių dabar varo tuos apšilimus, tai šono tai labai įspūdingai atrodo, ta prasme, tik užmeta iš karto, ta prasme, 4 blynai jau po 25 būna, pailsi ten kelias minutės, iš karto dar 4 blynai, jau 8 blynai ant štangos, viskas, antras warm-upas, realiai 3 būna, bet jau pirmas susikiša. Tai labai galingai atrodo. Jo, ir viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo to, kaip nugaros skausmo. Čia buvo, kad, žinai, ar traukiu aš 120, ar 70, ar 220, man skausmo lygis yra toks pats. Tai tiesiog reikėjo cutint warm-upus, kad kiek įmanoma daugiau galėčiau pasidaryti su kuo įmanoma mažesniu skausmu, diskomfortu ir paskui, žinai, žiūri, kad tau tas dalykas tinka ir tu gali pritaikyti savo, net jei ir neskauda tau tose treniruotėse. Dar kaip senais laikais sakydavo, tipo, oi, reikia kuo daugiau warm-up pasidaryti, nesgi apšils viskas ten pas tave. Visi sąnariai apšils sausgyslės, tai dėl to ir ten reikia kokius 6-8 setus pasivarvantis bičas nukatino setus dėl to, kad mažiau skaudėtų ir geriau performina. Tai here we go. Aš atsimenu tą momentą, ta prasme, kai su Emiliu bendravom, siunčia feedbacką ir aš toks sakau, žiūrėk, o jeigu mes tiesiog dar tą tarpinį warm-upą tiesiog paimtume ir nukatintume, ta prasme, tu jau esi tai daręs, kodėl mes to standartiškai nedarom? Ir kaip matom, jau tapo tai standartu. Lukai, nutraukiu tave, norėjai sakyti kažką? Ne, nieko, manęs nenutraukit. Nieko. Kitą Luką. Gerai, ką aš žinau. Ne. Kitą Luką. Ne, tai aš norėjau pasakyti, kad dargi ten tie ir aktyvinimai visokie būdavo, ten tą reikia suaktyvinti, arba ten kokį 2 prieš skvatus, 2 setai ten po 20 su tuščia štanga tūpt, kad to prasme užsipumpuotų, arba ten kažką presui daryti, žodžiu, irgi, kad užsipumpuotų. Glutes activation. O jo, Tai net visokius klubus. visokie. Nice. Kosmosas. Geras, man. Prisigalvojama, atrodo, sudėtingų dalykų būdavo tiesiog lygioj vietoj. Einama prieš srovę. Jo, bet ta prasme viskas dabar juda iš to hyper specific, super mega, ten daug drillsų, iki to, kad ta prasme į viską labai paprastai, ta prasme, pradeda žiūrėti. Aišku, nėra taip, kad ta prasme visiškai just lift. Nu, ne iš tos pusės, aš turiu minį, ta prasme, iš tos pusės, kad iš tikrųjų darai tai, kas tau reikalinga tam momentui. Ok, gal kaip kas ir daro tos specifinius pratimus, gal kažkam iš tikrųjų reikia suaktyvinti tam tikras dalis. Lukai irgi darydavom tą patį vieną drillsą, net ne vieną, ta prasme, kuris irgi suaktyvindavo tam tikras dalykus, bet tai buvo tikslingai priskirta. Tai nebuvo ta prasme, kad reikia suaktyvinti, nes atėjus iki džimo tas nebuvo aktyvų. Ne, viskas yra aktyvų, kas ant tavo kūno tas yra aktyvų. Kažkam reikia gal specifinio dėmesio, kad tave galbūt sualainintų į vietas pastatytų, jeigu tu buvai toks, kad tave ta prasme sugrąžintų į kažkokį centrą į vidurį. Čia yra gal suaktyvinimas toks labiau reasonable. Bet ne tas, kur reikia suaktyvinti rotator cuff, glutes, lats ir panašiai. Arba su masažganu atsipalaiduoti prieš trefkę dar geriau. Bet mes irgi darydavom tos dalykus. Ja. Nu, bet žiūrėk, dabar, mes nuėjom nuo to, žinai, to dalyko, kur ten labai daug visko reikia daryti ir viską aktyvuoti ir dabar mes, sąlyginai, pavyzdžiui, mano dabar apšilimas trunka nuo 3 iki 5 minučių ir aš jau pradedu loadint svorius. Nu, šią momentą. Nu, ta prasme, tai svyruoja, nes tai pridedam ten kokį tą aktyvacinį pratimą, kurio reikia, ta prasme, arba mes jį išėmam ir praktiškai aš lieku su tais tokiais basic pratimukais, kurie, sakau, tam man užtrunka 3-5 minutės ir aš jau lendu po štangą, žodžiu. Nu ir dabar žiūrėk, kiek mes laiko tai darom, tai mes jau kartu metus dirbam ir
tas mano apšilimas, tai šiai dienai, tai iš viso aš kokį dabar virš pusę metų, tai aš turiu patys trumpiausią apšilimą savo visoje sporto istorijoje. Nu, ir malonu, toks atėjai, tik bam padarai, ką reikia, viskas iš karto po štangai, nu ir žiūrėk. Nu, viskas puikiai, sveiki, gyvi. Ir nereikia ten kažko aktyvuoti ar kažko ten labai atverdžinai, smarkiai, nu ir viskas. Ir veikia, reiškiasi, ne? Ir visi, mes 4 taip pačiai darom. Pas Jo, mane iš aišku, vis kažkas- nėra varmapo beveik jokio. Aš atėjęs Nu, tai va, turiu 20 minučių paeiti iki salės ir mano visas varmapas, aš ateinu, paeinu, iš karto po štangą lendu ir tu pasitušiu štangą ir iš karto laudinu. Tai aš Jep. iš vis nieko nedarau. Kiek mačiau, tai Roko dabar kiečiausias varmotas. Mūsų visų. Realiai skvatas, visus liftus pradedu nuo 7. Skvatas nuo 7, paskui 102 ir taip toliau. Benchas 7, 102, deadliftas 7, 107, 22 ir taip toliau. Tai jo, nu realiai dabar pats trumpiausias apšilimas, koks tik tai buvęs. Ir žinot, ką irgi pastebiu dažniausiai, ta prasme, bendraujant kasdien su atletais arba su kitais treneriais, kažką diskutuojant, kad ta prasme, kartais tam tikri drillsai, kartais tam tikra kažkokia tai veiksmų seka pas lifterį toj warm-up rutinoj, jinai yra nebūtinai tam, kad jį paruoštų iš tos fiziologinės pusės, kad suaktyvintų jo kūną ir panašiai, bet iš labiau mental pusės, kad jis tiesiog įeitų į tą grūvą. Tai dar viena yra pusė, kodėl kartais, galbūt ir tie warm-up drillsai, jie suveikia, tarkim, teigiamai, ne? O jos išėmus jau, tarkim, lifteris, nesijaučia kažkaip in the zone. Tai čia nebūtinai tas faktorius, kad tu nesuaktyvini nieko, wow, čia išjungtas mano, tai nežinau, kairys lacas yra išjungtas, žinai, dar kažkas, ne. Tiesiog neįėjai tą savo zoną. Tai ir viskas. Šiaip dar irgi labai įdomus pastebėjimas, nes kaip anksčiau tai būdavo, mano warm-upas užtrukdavo ten 15-20 minučių, pavyzdžiui, prieš liftus čia būdavo tradicinis ten 80% dalykų net nereikia daryti, bet tiesiog darai ir atrodo, va, psichologiškai viskas toks ateini, ten pasidarai savo tą ritualą kažkokį ir visai pasiruošęs dabar, jeigu tokį daryčiau warm-upą, tai jis mane kaip tik atrodo vėl psichologiškai sudegintų, žinai, nes nesąmonė. Ateini ir pripratęs. Jo, taip trumpai apšilinėti pripratęs ir tada čia pridedi, žinai, kažkokių papildomų dalykų, kurie ten, nežinau, reikalingi ar nereikalingi. Jau ten vieną pratimą gaunu, žinai, papildomai padaryti, nes, tarkim, turim kažkokią problemą, reikia spręsti per ilgą laiką, tai va, tai ten vienas prisideda, tai blemas. Per daug reikia greitai susitvarkyti, kad to neliktų. Kad greičiau po štangą lįstų. Jo. Jo, tai tie ir warm-upai, didelių jumpų strategija ir visi šitie aktyvaciniai pratimai, tai reikia pirmiausiai psichologiškai būti pasiruošus, aš manau, nukatinti tuos dalykus, pasitikėti savim, pasitikėti savo techniką ir jeigu pirmą kartą ten pabandžius tokią strategiją nesigauna, kažkas arba jaučiasi off, ten jaučiasi sunki štanga ir dar kažkas, tai nepasiduot, pabandyti dar kartą, tada dar kartą ir kūnas pripranta, žinai, adaptuojasi ir pats ir jaučiasi viskas taip, kaip turėtų jaustis. Ir priklauso, manau, nuo pačios sistemos, ta prasme, pagal kokį tu metodą, ta prasme, dirbi, pagal kokį metodą tu sportuoji. Nes jeigu tu sportuosi pagal kažkokią, sakykime, tradicinė kažkokia periodizacija, ne, pagal ją sportuosi, gal tau tas dalykas suveiks, gal rasi kaip jį panaudoti ir panašiai, bet jeigu tu sportuoji pagal ten Sheiko programas, žinai, kur tau yra ten sudarytos pagal procentus ten prieš N metų, klausimas, ar ta, žinai, sistema buvo būtent tam pritaikyta ir ar tu galėtum įnešti tokias naujoves būtent, nes ta sistema nėra lanksti, jinai yra standi kaip metalo gabalas, taip parašyta, taip ir darys ir viskas, jokio lankstumo nėra. Tai klausimas, ar tu galėtum tokių, žinai, įnešti kažkokių naujovių, nes paskui tą pačią sistemą reikėtų koreguoti. Yra ką pridėti, ne? Jo. Čia kaip Keista, kad dar yra keista, kad dar žmonių, kur treniruojasi su tokiam sistemom. Aš, pavyzdžiui, sutikau čia vieną salę. Ego. Realiai jisai visai stiprus, žinai, 9-3, bet nes pas mus dabar tik vienas yra benchas normalus iš tų visų tokių prastesnių, žinai, siaurų tokių.
komercinių. Tai aš su juo norėjau kartu benchint ir tipo sakau, koks tavo top setas šiandien, jisai parodė man programą, nes nelabai angliškai yra kalbėjo, aš tadaškai nekalbu. Tai, žodžiu, parodė ir žiūriu šeiko ir aš tuos, lemba, ir tu stiprus. Ir sako, šiandien turiu smolas, galvoju, šeiko, tipo, 8 setų, žinai, doubles, jo maksas yra 100 cam, 100 cam 5 doubles. Ir aš tuos, kaip tu padarysi 8 setus, ta prasme, nu ir antro seto jau viskas kėlė, nuo jo krūtinė štanga, lemba ir krūtinė skaudėjo. Ir sako, kitą kartą bandysiu kitą dieną, sakau, tai gal nebandyk, žinai, tai varžybos, tai bus benčo varžybų ruošisi. Tai sakau, labai keista, labai ir visai stiprus. Ir kaip pamatai, tokius, žinai, žmonės, kurie tikrai yra stiprus ir tokiom metaliniam, nelankščiom senienom treniruojasi ir šitai progresuoja. Įsivaizduoju, kas būtų iš to žmogaus, jei jisai būtų adaptavęsis savo treniruotės ties jo galimybėm. Iš tikrųjų, Lukai... Irgi rotaciniai, visi ten milijardai visokiausių warm-upų, visokiausių dedamųjų detalių ir žodžiu, visas suprojektavęs ateina spausti ir viskai jau skauda, dar nepraspaudyti šios štangos. Kažkaip gaila, bet žinai, nepasakysi. Kiekvienas savo įsitikinimus turi, kol nepajaučiu per praktiką. Jo, bet dar svarbus vienas dalykas, kas ta prasme, domitės to pačiu programingo, powerliftingo arba ten, nežinau, istoriją pačio programingo, kaip viskas kito, tai visi surasi tą patį dalyką, kad tos pirminės tos programos, kur mes dabar bandom peiktis, tai prasme, nuo jų kaip ir viskas prasidėjo. Faktas, kad geriausias dalykas yra toks, kai tu kuri kažkokią tai naują savitą sistemą, kai tu iš tų, sakykim, kad ir senų sistemų paimi viską, kas geriausio, paimi pačius geriausius dalykus iš tų sistemų senų, pasenusių, bla bla bla, ir sumetė į savo sistemą ir padarai tą super mega dalyką, dėl kurio visi ir progresuoja dabar. Tai čia yra tas pagrindinis dalykas, dėl ko dabar mes turim tokius rezultatus, dėl to, kad, ta prasme, neatsirado kažkokia stebuklinga sistema. Atsirado tiesiog žmonių, kurie dar geriau suvokė tą dalyką, atsirado, aišku, daugiau mokslinių tyrimų faktas, bet, ta prasme, išmoko žmonės pritaikyti dalykus ir sumestavo į vieną krūvą ir gauti labai geras visą, kaip čia pasakyti, visą sistemą tiesiog, trumpai pasakius. Tas pats RP, tai irgi nėra kažkoks naujas dalykas, ta prasme, čia iš vis buvo pritaikyta iš lengvosios atletikos, būtent per jėgos trikovės sportą. Tai tokie dalykai tiesiog. Tas aukštą dalyką. Jo. Ir jo taikymą iš lengvosios atletikos, nes ten pagal kvėpavimus eina šitas dalykas. Tu prasme, kada jau neatsakinio negali pasakyti, jau būna RP 10. Jo, taip. Taip, tai tokie dalykai tiesiog viskas eina per tą prizmę, kad paėmė visus geriausius tos savybės, tos sistemos ir tiesiog pritaikai tą kažkokią moderną, naujovišką sistemą, remdamasis, aišku, dar kažkokiu tai mokslu, science-based dalykais. Ir viskas, tai nėra, kad tos sistemos kažkokios iš savęs labai blogas ir ten tas šeiko irgi buvo, nežinau, nenusimanantis, taip nebuvo, savo laiku tai jis buvo, manau, protingas žmogus ir panašiai, bet tiesiog tos sistemos, jos tiesiog yra pasenusios. Ir yra geresnių kelių, kaip tu gali išnaudoti savo potencialą ir išnaudoti savo laiką produktyviai. Ir viskas. Dar šiaip ką galiu pridurti bent jau, nes aš pats esu daręs tą pagal tas sistemas, net esu sportavęs, tai čia nepaslaptis, kad dariau tą patį Smolovą, tai... Ta garbingą Smolovą. Bet dariau tą, ne krūtiniai Smolovą, dariau kojom Smolovą. Tai labai agresyvi patirtis ir grinai, kaip neperlenkiamas metalas ta programa. Tau, kas yra duota, tą tu ir turi daryti ir norint maksimalaus progreso, žodžiu, to kilogramų prieauglio, tai turi laikytis strikt visko. Bet kas nuo to kenčia? Trumpajam periodui, tam per tas kelias savaitės, gausi labai stiprų pritupimą, tikrai patobulėjimas bus faktas. Iš visų pusių bent jau man tuo metu buvo. Bet aukos nedarai krūtinės iš karto automatiškai, ta prasme, nedarai spaudimo jokio. Tai viskas atkrenta. Tai traukų nedariau aš gal beveik 3 mėnesius, o spausdavau tik kartą per savaitę. Tai spaudimas. Kas su dabartinis frequency, tai čia yra visiškas nonsensas, kai spaudžia žmonės po 5-6 kartus. Sorry, kad dar... Ir žodžiu,
tai programai tiesiog besitęsiant, nu, tai jauti, kai, ta prasme, naktį miegi ir pusę kūno tirpsta, ta prasme, kas žemiau stuburo, ta prasme, net dilčioje atrodo, nes, nu, ta prasme, krūviai nežmoniški, aš ten atsimenu, tūpdavau, tuo metu mano maksimumas buvo 150, tai aš tūpiau 105, gal 6 po 3 ar ten 4 po 3 žodžiu, nu, ir, ta prasme, tuo metu tai buvo labai didžiulis intensyvumas. Didžiulis labai intensyvumas ir, ta prasme, kas antrą dieną ten reikia grindint, būni ant kalorijų pliuso didžiulio. Nu ir žodžiu, nu ir ką man ta programa atnešė. Plus 15 kg ant skvato ir minus nuo benčo, minus nuo traukos ir gavosi tas pats, ant to pačio, žodžiu, tiesiog skvatas patobulėjo ir viskas, laikas prašvaistytas ir nieko gero iš to, žodžiu, nepasimta, tik tokia patirtis, kad po to kitiem rekomenduoju, nu, kad nedarykit. Ne. Nebent, nu, jokio atvejo nėra, kada reiktų daryti. Nežinau, nebent va nori ekstremo, nori pajaust, ką ta programa duoda. Tai tik tokio atveju, norint, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą ir, ta prasme, kad uždėt kilogramų kokybiškų, tai tikrai ne. Ką man vieną Ką žinok, kažkokios psichologinės stiprybės labai nepridėjau, nu jeigu tu mėgsti treniruotis, nu tu darysi, žinai, ar taip, tau ten kažko nesukels, taip. Man irgi ten, kaip pasakyti, man psichologiškai ta programa man nebuvo sunki. Nieko... Accessories nereikia pušint? Nu, tik squatą darai, daugiau nieko, nu ir viskas. Aš ją praėjau tą programą, nu ir viskas, bet tiesiog, žinai, psichologiškai labiau buvo sunku tas, kad eiktų savo po tau suvoki, žinai, kiek laiko prašvaistį, kur galėjai daryti 3 liftus, bet darai tik vieną, žinai, nu tai toks. Jo. Tai vat. Nepamirškim dar ir to faktą, ta prasme, kad kūnas irgi nėra taip, kad čia padariau, šią savaitę pasportavau, o ką rytoj darysiu, tai, nu, ta prasme, vis tiek darysiu kažką ir vis tiek reaguos gerai. Taip nėra, gaila, ta prasme, ką tu darai vat ištisas savaitės, mėnesius ir panašiai, tu nuo to tavo kūnas irgi turi savotišką reakciją, ne, ir kad tu pramuštum tą paskui lygį, tai tu turi kažką daryti daugiau. Protingiau, daugiau, ta prasme, volimo gauti ir panašiai, neinant į tokias detalės. Tai realiai tas irgi paskui periodas, what's next, kas toliau po Smolovo, ką toliau daryti. Smolov kvadratu ir kas toliau turi vykti, kad tu dar... Setų dėk setų. Kur dar daugiau setų? Čia ta programa buvo, atsimenu, daroma karantino metu, kada buvo idealios sąlygos, nu, ta prasme, paskaitos eina, žinai, visą dieną, sėdžiu kaip dabar, net šitoj pačioj vietoje, žiūriu paskaitas ir valgau, žinai, visą dieną, ateina vakaras, išeinu, pasportuoju garaže. Ir grįžtų, tai čia buvo idealiom sąlygom daroma. Tai jeigu, tarkim, dirbtum kažkokį fizinį darbą, viskas, ta prasme, tai... Blogai būtų. Būtum apdovanotas, jei kūnas nesulūžtų. Jo, čia faktiškai, nes, nu, krūvio tai šakės, kiek patirdavau, ta pati nugara, ten jau atrodo kojos neveikia, jau ten iš nugaros klopi tą svorį, nu, žodžiu. Okay. Pagalvom apie perdegimą. Here we go, mano tema. Perdegimo kokį, psichologinį, fizinį. Jo, aš noriu patikslinti perdegimą, pavyzdžiui, kaip irgi, pavyzdžiui, nauji lifteriai, dažniausiai nauji lifteriai. Nebūtinai čia, ta prasme, nėra taisyklė, bet dažniausiai nauji lifteriai sako, žinai, žiūrėk, noriu šitus 3 rekordus pagerinti, paskui dar kitais metais dar čia pagerinti. Tai čia pagerinsiu šitoje svorio kategoriją, paskui dar perškusiu į kitą pagerinsiu svorio kategoriją. Žiūrėk, Europos rekordas su 20 kg skiria. Ir žinau dažniausiai, kas būna tokiem lifteriam. Kas susvylos smegenys meta? Dažniausiai taip. Dažniausiai metai, 1,5, kartais 2 metai. Ir po to jau niekada gyvenime daugiau nepamatai ant trikojės platformos. O kas būtent tai įtakoja? Tiesiog perdegimas. Tiesiog perdegimas ir žmogus orientuojasi tiesiog į kažkokį tikslą, ne, ir jeigu, tarkim, nepavyksta to tikslo pasiekti, arba tas procesas siekiant to tikslo nėra galbūt pats sklandžiausias ir panašiai. Tai čia
tik į tikslą orientuotas jau toks vat lifteris, tai dažniausiai tiesiog perdega anksčiau laiko ir nepasiekia to tikslo. Tai long story short, tiesiog pasiseka tam, kuris mėgaujasi procesu ir kuris yra orientuotas į procesą, į treniravimąsi, plus, aišku, aukšti tikslai. Nes jeigu tu tiesiog, mėgstu sportuoti, žinai, good to you, bet tu nebūsi, ta prasme, galbūt max competitive, ne? Tai tu turi būti orientuotas į procesą, tau turi patikti, ta prasme, to treniruotės eiga ir panašiai, ir plus aukštas tikslas. Tai va šitoks pastebėjimas tiesiog, ką dabar matau, arba su kuriais lifteriais dirbant irgi, kas irgi yra buvę, ta prasme, galbūt to laiku nebuvom pastebėję ar panašiai, bet tiesiog grąžinant laiką atgal šiek tiek pasižiūrė, kad ta prasme visi požymiai buvo to dalyko. Bet dar čia ir tas nesuvokimas realybės, žinai, ta prasme, ir tokių pašalinių rezultatų gal poveikį, žinai, ta prasme, ką tu matai aplinkoje ir įsivaizduoji, kad kiekvienas gali ten dadėti insane skaičius per labai trumpą laiką, tai jaučiu, čia yra labai didelė dalis, jei žmogus treniruosis, tarkim, su treneriu, ką turėtų dažniausiai atletas daryti, ne, turės kažkokį supervision. Ir ta prasme, turi būti ateiti iš trenerio tas pamoka tokia, kad yra realistiški dalykai, realybė, turi suprasti, kas yra realistiška ir nerealistiška. Ir tarkim, žmonės susihaipina, jauni atletai, tai leiskim, ar ne? Susihaipina, šitas bičiukas uždėjo ten 150 total per metus, aš uždėsiu 200, seniai, kiekvieną kartą po 15-20 kg piarinsiu kiekvieną bloką ant disko, viskas bus gerai, nes jisai padarė. Gal kitokios sąlygos, o tu nežinai, didžiausia to viso situacija, žinai, kame yra pas tą žmogų. Taip. Tai tas irgi labai daug, manau, prisideda, žinai, tas toksai per daug pasitikėjimas savim. Ir tu pasitikė, tu tiki, padarysiu, bus labai gerai, ir tada kala nusivylimas, bam. O, kodėl aš nesu toks kaip kiti, žinai, atletai ten aukščiausio lygio, kodėl man taip nesigauna, ir tada jie nusivilia, pradeda pushint ir teilina, ir tada, nėra prasmės iš vis to daryti, jei negaliu tapti čempionu per metus. Žinai, tai čia reikia suprasti, nes, pavyzdžiui, aš dabar treniruoju su savo draugės sesę, ne? Jinai eina tiesiog į salę. Ir aš eidavau žinai, spaus, trauk, žinai, jinai 17 metų patinka, sakau, bandžiu sportų visokiausių, nieks nepatiko, sakau, tai davai, trikovininkų, žinai, pabandyk kartu, aš tokius spaudžiu, žinai. Tai sako, tai per mėnesį kiek uždėsiu, sakau, nežinau, žinai, yra žmonių uždėt gali 50 kilų ant benčio, žinai, irgi yra kas uždės kilogramą arba nieko neuždės, žinai. Sakau, priklauso nuo tavęs, kaip tu stengsi, kaip tu klausysi, ar tu stebėsi visą situaciją aplinkui, žinai, ar tu domėsis ir valgysi sveikai, ar tu miegosi normaliai, o neįsi miegoti antrą nakties ir, žinai, miegosi 4 valandas. Tai labai daug nuo visko priklauso ir neturi suvokimo. Sakau, aš pavyzdžiui, jei uždėčiau ant benčio 5 kilus per 2 metus, here we go, I'm happy, zajebys. Aš labai patenkintas. Nes yra progresas, aš jau ne tik pradėjau, žinai, sportuoti, man 5 kilai ant mano dabartinio tipo svorio yra daug ir jinai nesupranta savo, ko tu čia džiaugiesi, aš mesčiau ir aš, tai prasme reikia suprasti, žinai, tokie rezultatai reikalauja kažkokių aukų, žinai, tai manau, kokias pakatimo, kiek žmogui reikia dirbti, kad pasiekti tam tikrą rezultatą. Mes to nesuvokiam. Ir vėl, social media viską iškreipia. Jo, faktas. Bet žinai, kas yra dar, manau, daug kas miksina tiesiog, galbūt tas toks feikinis pasitikėjimas, tai galbūt kažkokia tai netgi arogancija, žinai, su iš tikrųjų to pasitikėjimu. Pasitikėjimas yra tada, kai tu iš tikrųjų labai tiksliai žinai, kad tai yra realu, tai yra įmanoma, tai yra realu netgi remiantis kažkokią tai informaciją, žinai, treniruotėm ar dar kažko, žinai, ir panašiai. Bet čia nėra pasitikėjimas, žinai, savim, kai tu tiesiog sakai, jo, aš uždėsiu 5 kilų, žinai, ant lifto per, nežinau, pusę metų. Gal ir uždėsi, ta prasme, jeigu tu esi sporte ten, nežinau, porą mėnesių, žinai, turi visas geriausias sąlygas ir panašiai, galbūt ir uždėsi, žinai, ant to lifto. Bet kalba, aišku, eina, ką mes būtent dabar diskutuojame apie tuos lifterius, kurie jau yra sportai, jie kompitina galbūt, ne, jau
ir panašiai, galbūt jie yra vat, subjuniors arba juniors, kurie jau ne vienus metus galbūt sportuoja ir vis dar va, toks vat, vyksta dalykas. Tai jo, šitas dalykas nėra geras ir ta prasme ant tokios ribos slidžios laviruoji arba perdegsi, arba neperdegsi, arba mesi, arba nemesi, nors pas tave galbūt genetika ir iš tikrųjų tas vat, nu, ir yra tas talentas sporto, bet jis dar ne dabar jisai atsiskleis. Dar jam reikia laiko, kad jis susibrandintų kaip atletas. Aš galvoju, kad vienas iš tų key faktorių, nu tai vis tiek, ta prasme, tu turi mylėti, žinai, tą pačią veiklą, nes, nu, galėgi ten įvairiausių dalykų prisigalvoti, bet jeigu, vat, nebus tos meilės pačiam tam sportui, nu, tai, ta prasme, tu ten sudegsi, nu, visiškai, susvilsi, žinai, ir viską trenksi ir viskas, tai pirmiausiai tu turi mėgštą dalyką ir aš užsirašiau 2 pagrindinius žodžių aspektus, tai tiksliau ne 2 pagrindinius aspektus, bet 2 tiesiog aspektus. Tai pirmas dalykas gal, kad suvoktų žmogus, kas tas rekordas yra. Nes, nu, ta prasme, čia jo visi norim pagerinti, ypač nacionalinius, žinai, rekordus, bent jau nacionalinius rekordus pradžiai, žinai, savo asmeninius jau visi norim pagerinti, žinai, kažkokius salės rekordus, vis tos norisi, čia kiekvienam iš mūsų, ir tai yra natūralus dalykas, nes nu nori stiprėti, patinka, žinai, ką darai. Bet nacionalinis rekordas, nu tai įsivaizduok, buvo vienas kieptas bičas per eilę metų, kur padarė patį didžiausią svorį varžybų sąlygom. Ane? Nu tai, to prasme, nu, tai ne bet kas padarė. Vat iš visos Lietuvos, tarkim, vienas žmogus buvo specifiniai svorio kategorijai, jisai labai ilgai treniravosi, tam atsidavė, žodžiu, tu ten, vat, čia dar kelis metus, žinai, sportuoji, ir ten net tiek nesportuoji ir nori rekordo, nu, to prasme, iki rekordo, tai reikia labai smarkiai ir daug pasistengti ir jie tiesiog nesimėto taip ant žemės. Ir pats, vat, iš savo asmeninės patirties noriu rekordo. Pavyzdžiui, prieš pat taurės varžybas, tai vienoks mindsetas buvo ties tuo rekordu, to prasme, matai, lazeris. Nu ir tas dalykas gal atrodo ir nesijaučia, bet aš manau, kad jis vis tiek degina, nes kiekvieną treniruotę eini į tą salę ir dar būtent ant to veiksmo labai smaugi, žinai, ir nesigauna, ir nusivylęs. Baigėsi šitos varžybos, atsisėdau, pakvėpavau, nu, blemba, galvoju, reikia biškį keist mindsetas, negerai, nu, civilina mane. Reikia taikyti tiesiog į kitus dalykus ir pirmiausiai reikia atsižvelgti tą dalyką, kad aš tiesiog mėgaujuosi veiklą, man patinka sportuoti, ką man save dar ėst, kad man kažkas nesiseka. Tiesiog darau su laiku, chill savo dalykus, treniruotėse stengiuosi, pušinu ir ta prasme po to viskas išeis jau į tą big picture, žodžiu, viskas bus savo laiko. Taip. Bet svarbiausia, nepušinti ir atsiminti tiesiog, kas yra tas rekordas, nes rekordas šiaip savo ant žemės nesimėtų ir čia nesaliai padaryti rekordą, jeigu mes kalbam apie tokius rekordus. Sakantis aspektas - psichologija. Tai jeigu sudegi ir meti ir apie tai galvoji ir tau neišeina ir nepavyksta ir sakai, ai, viskas, metu. Per mažai nori, paprastas dalykas. Jeigu nori, tai viskas, žiūri, kur tavo klaidos. Čia gal treniruotėse kažką blogai padarai, gal darai kažką už treniruočių blogai, gal nemiegi, gal nevalgai, gal negeri vandenio, gal negeri papildų, nežinau, nesurenki kalorijų, gal streso labai daug patiri. Elementarūs dalykai, kurie patys svarbiausia, čia yra pamatas viso šitų. Gal šitų dalykų kažkur reikia pasistengti. Nu, bet šito dalyko nėra. Ir tada paprasčiausiai žmogus susvylo taip tokioj, net nepagalvoja, žinai, apie šitus dalykus ir tiesiog nusiciklinęs ties tuo tikslu, vieną kartą nepasisekė, antrą kartą nepasisekė ir viską, žinai, ir nėra to proceso viso tos tokios eigos, tokios meilės proceso ir prašiausiai atsitinka tas po to susivylimas. Bet manau, ties kuo davėdavo ta pati psichologija, tai esminis dalykas, kad per mažai nori ir nenori keisti, per mažai nori rekordų ir per mažai nori pokyčių įnešti. Jo, realiai, kaip ir sakiau, žinai, tie rekordai, tie titulai, aukšti rezultatai, prie jų ne tik tai reikia pridėti, nežinau, raumenų, pridėti kg ant totalų ir panašiai, bet tuo pačiu metu reikia tiesiog suprasti, ne? Tu turi suprasti labai kaip lifteris, tu turi kiekvieną tavo momentą, tavo jis turi būti svarbus ir panašiai. Tai nėra, aišku, taisyklė, bet on average taip būtent yra susiformavę žmonės, tie high performeriai. Bet kurio žmogus gali paklausyti ir rasi labai panašių dalykų, jie tiesiog yra labai subrendę kaip lifteriai.
Jo, aš irgi dar noriu. Kantrybė pamatas, lemba mūsų sportai yra. konkrečiai. Sprendimų prieimimas, Turi būt žinai, yra to planas sustatytas, ta prasme, jeigu dirbi su treneriu, ne, sprendimų prieimimas treniruotėse, svorių selekcija, tavo, tarkim, tų nelabai į taikinį pataikytų, žinai, top setų svorių, žinai, tie visi rodikliai ir panašiai, ta prasme, nu, viskas susiveda realiai į vieną paskui ir tai apsisprendžia, kiek tu esi subrendęs kaip lifteris. Bet jeigu tu bandysi kas kartą po 10, 15, 20, 25 kg PR daryti, žinai, kad netgi ne kas kiekvieną bloką, bet kas 2, kas 3 blokus, bet vis tiek tai tave prives prie kažko, kas neturi tęstinumo realiai. Tu turi laikytis plano, tu turi laikytis to realistiško plano. Nes kitaip nebus nieko. Jo, aš irgi pastebiu kai kurių sportininkų, nu, kurie postina, savo treniruotės, sakykime, ir jie, sakykime, siekia tam tikro skaičiaus, jiems, sakykime, 170, kaip pavyzdys, kilogramų pritūpimas, čia yra Lietuvos rekordas. Ir tada jiem reikia iki varžybų patūpti bent 5 kartus tą 170, kad jie turėtų užsifiksavę galvoj, kad viskas, aš galiu, čia mano svoris. Ok. Ir viskas. Tai vat, tai pavyzdžiui, aš irgi dabar šitose varžybose paskutinėse, kur dalyvavau, aš toli iki to, ką demonstravau ant platformos, dariau treniruotėse. Nu, pakankamai didelis skirtumas ir tai įrodo, kad nereikia treniruotėse daryti to, ką planuoji daryti varžybose. Tikrai taip, bet tam yra planas. Tam yra planas, nes ta prasme, tu aišku gali treniruotis ir tu gali labai tikėti, žinai, kad žiūrėk, aš tupiu dabar 200, bet aš varžybose patupsiu 230. Gali tikėtis, bet jeigu nėra tam sudarytos sąlygos, tai prasme, kad tu patūpintus 230, tu nepatūpsi būtent iš to noro ar iš, nežinau, kad pamedituosi prieš varžybas, neateis tas 230. Jeigu nėra tam sąlygų sukurta. Ir dar paprasčiausiai, jeigu nėra tam galios dar tiek. Taip. Jeigu tam 200 ir singlą padarėjai ir RP 8, nu, tai iš kur 230. Taip. 210 geriausiu atveju realiai. Nebent ten žmogus fenomenas ir kur jau, ta prasme, labai nemėgsta, gal, žinai, ten repsų daryti, tai gal bus plus 15 kg. Ta prasme, tu turi tikslą, ne, bet tavo visos pastangos, outside the gym gyvenimas ir panašiai turi atitikti to tikslo reikalavimus. Tai iš esmės, paimkim tos pačius čempionus, ne? Pažiūrėsit, kad irgi, ta prasme, outside the gym gyvenimas yra taip, kad dažniausiai netgi neturi kažkokio labai stresuko gyvenimo, nėra to tokio tradicinio kažkokio tai darbo, kur normalūs suaugę žmonės dirba ir panašiai, kad žmogus tiesiog galėtų treniruotis tada, kada jam reikia, tiek, kiek jam reikia ir panašiai. Tai vat, jeigu tu irgi išsikeli kažkokį tikslą labai labai didelį, aukštą, tai tu turi iš savęs reikalauti, nebūnant gym'e, irgi labai aukšto standarto. Tu negali, sakykime, būti, netgi tas pats negatyvumas, ne, jeigu tu būsi susigrūžinęs negatyvus, kažkas nepatinka tau ir panašiai, realiai tai tau irgi tai streso sukelia. Tai netgi tokie paprasti maži dalykai, ta prasme, turi įtakos. Jeigu tu labai labai tą didžiulį tikslą turi, kuris yra, aukštas. Kaip pasakyti, iš savo pusės, tai aš galiu tik labai releitinti. Nes kiek taip teko, kad gyvenimo žodžiu nustumtų, ta prasme, tikrai nepalankės ta situacija, žinai, sportui, kada žiauriai sunku treniruotis, gauni labai daug to streso, tiek psichologinio, tiek fizinio žodžiu. Ir automatiškai, noras visada yra nesveikas, ta prasme, aš žinau, link kur aš einu ir ko aš noriu su šitų sportų pasiekti ir ką aš noriu padaryti, bet ir visada iš savęs tikiesi, aišku, kad geriausia, ta prasme, stengiasi, kaip čia pasakyti, atitinkamai irgi žiūrėti pagal tą situaciją, kad tas geriausias outcomas būtų bent jau šiai situacijai. Ir ne visada taip gaunasi, ta prasme, reikia, kaip čia pasakyti, reikia labai daug tokių
psichologinių pastangų, bet psichologinių pastangų ne tai, kad varyti atrodo, kad dar čia stipriau ir panašiai ir save aust, bet kaip tik atvirkščiai tokių labiau, kad biški ramiau savęs taip nespausti ir ne dar labiau nejas, dar labiau nedaryti to streso tokio tiesiog papildomo ir bereikalingo. Taip. Okei, pirmas dalykas, čia gal reiktų tiesiog ego išjungti, nes Jop. kaip ir minėjau, praeitoj temoj, tai visi norim, aišku, ten tų svorių didžiulių ir kosminių ir panašiai, bet tikrai gal jie ir tai dienai ir yra kosminiai ir, ta prasme, tu turi nuryti tą dalyką paprasčiausiai ir viskas, treniruotis pagal savo turimas sąlygas ir savo dėliotis tuos tikslus po truputį, ta prasme, step by step paprasčiausiai. Niekur neskubant, niekur nerušinant ir tiesiog mėgautis pačiu procesu, nes šitas dalykas yra laiko žaidimas, ta prasme. Greitai čia nieko nebus. Greitai nieko nebus, viskam reikia metų, eilės metų. Tai vienintelis dalykas, ką gali daryti, tiesiog būti kantrus, nuryti ego ir tiesiog mėgautis procesu. Šiaip aš šitą dalyką šneku, bet aš net jaučiuosi biškį kaip hipokritas, nes aš pats taip nedarau. Ta prasme, tam tikrais momentais. Aš šitą dalyką suvokiu, kad taip reikia daryti, bet vis tiek kaip yra tas, aš tai vadinčiau, jau net tai yra kaip apsėdimo, žinai, ta prasme, man ant tiek patinka šita veikla, ant tiek šitas sportas, kad, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kad jis būtų net ne gyvenimo dalim, ta prasme, viskas čia yra gyvenimo būdas, čia ne šiaip hobis ar ne kažkas čia, tas, kas aš esu, atrodo. Ir atrodo, ant tiek stipriai noriu, kad net pats savo šitų dalykų negaliu pritaikyti. Tobulėjimų ribų nėra, Lukai. Bet tai reikėtų daryti ir aš manau, kad tiesiog, aš dar lifteris pasižiūrėjęs, taip žinai, istoriškai, tai aš ganėtinai jaunas, 4 metų, realiai kilnoju tą štangą. Tai vat, suvokimas yra, man dažniausiai aš taip ganėtinai irgi pastebėta per istoriją, kad lėtai mokausi, man reikia kalt ir kalt, gal šitie veiksmai atsispindė, žodžiu, gal po 2 metų, gal po 3 metų, who knows, bet esmė, kad kelias aiškus, mindsetas aiškus, tik tai reikia pritaikyti praktiką normaliai. Per pastarusius metus vien tik, ta prasme, koks buvo level upas pas tave, žinai, pačioj karjeroj suvokime visam treniruotėse, varžybose tose pačiose, tai čia aš manau nėra taip, žinai, kad, ta prasme, pas tave labai lėtas mokymasis, ne, jis yra kaip tik greitas, viskas yra tvarkoje, tik tiesiog, žinai, mes pripratę esam, tas pats powerliftingas irgi jis toks labai pasikartojantis, viskas kartojasi, tos pačios vos ne savaitės, tie patys 3 liftai ir panašiai, ir mes, atrodo, kažkam lūpė tiesiog gyvenam, bet iš tikrųjų mes ganėtinai greitai mokomės ir tu pasižiūri, netgi tu pasižiūrėt gali, ta prasme, savo video, kaip tu liftini, ten, sakykime, prieš tą patį, nežinau, 2 mėnesius, 3 mėnesius ir šiandien kaip liftini, pažiūrėsi, kad tu kitaip netgi atrodai, kitaip po tą štangą tu esi, kažkaip viskas sklandžiau atrodo, aišku, jeigu turėjai produktyvų tą treniruočių laikotarpį prieš tai. Tai aš manau, kad mes tikrai judam visi tinkamą linkme ir čia, ir viskas tikrai gerai dėliojasi. Jo, tai aš irgi pastebiu, kad nereikia tikėtis į savęs to, kas nelabai yra įmanoma, kam tu nededi tik, jeigu tu nededi atitinkamai pastangų, tai negausi ir atitinkamo rezultato, kurio iš savęs tikiesi. Tai aš irgi turėjau čia ir sunkesnių visokių periodų ir dabar irgi tas treniruotės žiūriu taip chill, aš ateinu pasidaryti darbą, aš atiduodu save, aš stengiuosi, bet aš nenoriu, jeigu kažkokia nesėkminga treniruotė, dabar savęs spaust, aiškiai galvot, kažkas eina ne pagal planą, sau kelt kažkokį papildomą stresą, kad aš neįgyvendinsiu galbūt kažkokių savo tikslų. Tai aš dabar pavasario varžybom artėjančiom neturiu jokių konkrečių tikslų, jokių konkrečių skaičių, tiesiog mėgaujuosi tai, ką darau. Labai tai myliu, stengiuosi netgi kiek įmanoma savo visą gyvenimą apsupt aplink tą sportą, kad aš galėčiau pasiimti geresnius rezultatus, priimu kažkokius tam tikrus gyvenimiškus sprendimus, nes dabar pasikeitė truputį mano veikla, kurią užsiemu. Ir jo.
Commitmentas, tai bet ką aš mokausi gal paskutiniu metu, kad jo, ta prasme, viskas yra labai svarbu, kaip tu nori būti successful lifteris, atletas ir svarbiausia yra įrokas jau man kiek yra galva šturmavęs, kad tvarkytis gyvenimą už salės ribų reikia ir aš tą suprantu, žinai, bet ką paskutiniu metu, kaip ir mokausi, dar neišmokau, dar kol kas nežinau kaip apie tai, kad tam tikri dalykai juos reikia anuliuoti, daleiskim, tam tikri dalykai reikalauja tam tikrų aukų, tai priklauso labai jau nuo asmeninių situacijų gyvenimo, ar ne? Taip. Bet kai kurie dalykai nėra taip lengva apeiti ir prieisi kažkada momentą, kada turi rinktis ir prioritizuoti ir gan labai svarbius dalykus savo gyvenime. Tai vat mokusi kol kas supras, kas yra man tikrai labai svarbu. Ir kol kas sportas yra tas svarbiausias dalykas, nes sportas mane suformavo kaip asmenybę. Aš visai kitoks žmogus buvau prieš pradedant sportą. Ir tuo pat metu, manau, galiu įvesti ir į kitą temą, kurią turim. Buvau visai kitoks žmogus ir labai nepasitikintis savimi ir taip toliau, ką kalbėjom kažkada praeitą podcastą. Bet juokingiausias dalykas tas, kai pradėjau sportą, kai jis įėjo į mano gyvenimą, ar ne, per labai durną trendą kažkada labai seniai, man buvo 17 metų, nes man tai prieš 10 metų, ar ne. Facebook'e buvo tokie trendai, žinai, kai tipo į tave užtagina ir ten pasako kažkokį challenge, ar ne, turi padaryti, jei nepadarysi, tai ten reiks kažką nupirkti, ar ne. Yeah. Tai geriausias dalykas buvo tas, kad aš storas virbuilis vaikas visą gyvenimą buvau. Tinginį, žinai, prie kompo sėdėdavau, gamindavau ir, žodžiu, nieko nedarydavau, daugiau garaže mokslus artydavau ir gamindavau ir valgydavau čipsus, žinai. Ir iki 17 metų, žinai, 17 metų jau po gimtadienio ten ir kažkaip užtagino mane vienas klasiokas, tai buvo padaryti atsispaudimų ir jis padarė 30 gal atsispaudimų ir aš toks, blemba, kai man juos padaryti, žinai, pažiūrėsim, kiek aš padarysiu, nes kitų atveju reikia 1 kilogramą bananų nupirkti, ne? O aš užsispyręs visą laiką buvau, tai galvoju, davai padaryti, žinai, paršas 116 kilogramų, ne, darys tavo atsispaudimus, niekad gyvenime nejudėjęs. Padariau kelis ten atsispaudimus ir galvoju, nereikia būti, žinai, ta prasme, jau buvo challenge'as, sutikau tai daryti, reikia papostinti. Buvo tokia gėda, taip sunku buvo, tokia sarmata buvo. Ir žodžiu, kitą dieną atsikėliau, atsimenu Povilas, toks buvęs treneris mūsų senoje salėje, Polė, vadindavom jį. Jis mane visą laiką travindavo, nes jo giminaičiai buvo mano kaimynai. Ateik sportuoti, žinai, sako, reikia tau svorį numest, gerai, ateisiu. Ir atsiminiau, einu į Kačialką, ne? Nau į Kačialką, o ten Polės nebuvo, nes Polė buvo toks pas geras sportininkas kaip aš, Povilai šautautas. Tai žodžiu, ateinu ir žiūriu Malevskis Klaudijus, tūpė bičas su specovke, štangą perlinkus, žiūriu tokius, galvoju, kaip tu tokius dalykus judini, kaip suprast. Priejau, žinai, sakau, kur pradėjom kalbėti, žinai, jis labai malonus žmogus visai kaip buvo ir yra. Ir sako, gal nori kartu, tai po trikovę pradėti. Sakau, davai, sakau, aš tiesiog noriu pradėti didėti, nes pasižiūrėk, kaip aš atrodau. Ir atsimenu, pirmą kartą tūpiau su štanga ir jo nebuvo, nes man paaiškino, kad reiškia trikovę, taip toliau, žinai. Sako, kitą dieną ateisi ir pradėsim kažką daryti. Tai atsimenu, kitą dieną atėjau ir jo kažkaip nebuvo, nes jo irgi istorija labai įdomi, žinai, žmogus keliaudavo su autobusu. Tai va, atsidavimas, ką reiškia, ar ne? Iš kito miesto važiuoti patupinėti, žinai. Ir žodžiu, jo, ir tupiau su štanga tuščiai ir apsiverčiau atgal. Tai va, dar buvo didesnis postūmis, tai kažką keis gyvenime. Tai tas visas gaminimas, tas tingėjimas, nesąmonių darimas visokiausių persivertė per vienus metus iki to lygio, kad pradėjau galvoti apie, buvau su juniors visą, ne? Pradėjau galvoti apie visokiausius Europos čempionatus, visokiausius pasaulio čempionatus
Ir labai labai greitai su Klaudijos pagalbos pažinau sporto. Viskas labai pavyko puikiai. Geras. Ir tiek, ir tada kitokius tokio etapų turėjau, sugalvojau, žinai, bodybuildingus daryti ir po to vėl grįžti į triuką, tai jėpai bet. Tai va taip trumpai nenoriu per daug įsiplėsti, bet ta pati pradžia buvo Facebookas ir tam tikri teisingi žmonės sutikti keliai atvedė mane čia ir šiai dienai jaučiu grindinsiu, kad ir sąlygos labai sunkios, bet still. Geras. Let's go, King. Lemba kokia nostalgija, kaip paminėtų Facebooko challenge'us. Būdavo už kilo bananų, reikia atsispaudimus daryti. Buvo Saveikis, man atrodo, irgi užtagintas ant tagį, atsimenu. Buvo čia tais laikais. Apie pradžią, ne, truputį. Kur čia ta pradžia prasidėjo čia gūdžiais laikais, kada reikėdavo brist per aukštą sniegą, žodžiu, ne. Buvo kiek man, nežinau, 8 klasė gal buvo 16 metų kažkas tokio. Ne 16-14 metų. Buvo ir atsimenu, kad jauni patai, žodžiu, prisigalvom, ką reikia biškį raumenų įsimeš, kažkaip ir vyresni, žodžiu, juda ir aš irgi kažkaip buvau linkęs visą laiką į tą sportą, bet kažkaip, nežinau, nebuvo su kuo pradėti, šitam kaime gyveni vieną, žodžiu, iš mokyklai kažkaip pradėjom, tai vat irgi Rokas tas pats, vat plukė geriau žinos ir Saveikis ir ta visogi tam sena hebra, žodžiu, nu ir jie ant turnikų judėdavo. Dar mes kažkaip prisijungiam ant tų turnikų, tai ta prasme, noras labai didžiulis, sąlygų nėra, namuose visiškai nieko neturiu, iki miestelio man 4 kilometrai, tai varydavau su dviračiu prie mokyklos, sportuodavau, veždavausi plytą dar, kad papildomo svorio būtų, čia jau kaip atėjo tam tikras laikas, žodžiu, bet iš tikrųjų dabar galvoju, pasakau nuo pačios sporto pradžios, kaip viskas prasidėjo, bet pati pradžia buvo ta, kad atvažiuodavo pusbrolis ir atvažiuodavo vieno kaimyno, žodžiu, tėtis ir sportininkas buvo. Tai čia mus tiek ant turniko keldavo, čia būdavo tarp medžių turnikas padarytas ir, žodžiu, tai čia buvo, nežinau, 6-7 metai, tam, nu, visiškai maži vaikai, bet va taip jau, žinai, ta vyresnė karta po truputį bandė į tą sportą įtraukti, visai tokia, sakyčiau, gan dėkinga aplinka buvo. Bet šita realizacija atėjo, va, tik tai sakau, toj 8 klasėje, nu tai kažkaip pradėjom sportuoti, čia po to ateina žiema, nu tai su dviračiu neprivažinėsi iki miestelio, žodžiu, kaime gyvenant reikia čia kažką galvoti pas save, nu tai tada į kloną. Klonė pridaryta visokių, nu žodžiu, nu ta prasme, ten reikėtų net susirast nuotraukas ir pasižiūrėti, kaip atrodė tos pirmos salės daromos namuose, žodžiu, kokiom sąlygom eidavau čia žiemos metu prie -20, ten su pirštinėm, prisirengęs visokių dalykų, su tom plytom ant nugaros darydavau, ten tuos prisitraukimus ten toj tamsoj, nu žodžiu, čia kambarį sportuodavau, tiesiog judėjimas vyko kažkoks, nežinau, stengimasis po truputį, nebuvo nei tų golų, kažkokių nebuvo labai apčiuopiamų, net tikslų tuo pačiu pirmu momentu, tiesiog buvo sustiprėt, padaryti tam daugiau prisitraukimų, atsispaudimų, tam tarkim lygiagrečių, netruputį užsimest tos raumeninės masės kažkokios. Paskui beeinant jau eina metai, didėja patirtis, apetitas kyla bevalgant, jau čia gal būtų visai fainai ir kažkokias varžybas nuvažiuoti, žiūrim, kad čia atsirado jau tokia šaka, kaip gatvės gimnastika, ta prasme, yra elementai, statiniai elementai, dar tuo metu net dinamikos nebuvo, ta prasme, dinamika, kaip tie įvairiausi suktukai, ten 3-šiam, double 3-šiam, 7-25 km, žodžiu, visi tie dalykai, jie net neegzistavo. Nes buvom dar tos tokios senos kartos sportininkai, kurie pripažino tik tai statiką, darydom tam front leverius, visokius planšės, bet čia jau buvo advanced lygis. Nes visas šitas dalykas prasidėjo nuo vilkų ir meškų ir įvairiausių, žodžiu, rusiškų tokių kaip elementų, nes jie čia atėjo, žodžiu, dar iš tos tokios senos kultūros, o po to šitas visas dalykas buvo jau čia ganėtinai nauja karta, ir po to užsiminėjom stipriai, ta gatvės gimnastika, ten jau buvo gal net skaičiavo, aš nežinau, gal net 5 metus aš čia beveik užsiėmiau. Ir jau buvo lygis visai pasikeitęs, bet aš po to žiūriu, 5 metai praėjo sporto, nei čia ta forma kažkokia įspūdinga, nes nu vis tiek gimnastas, jis neturi tos didelės raumeninės masės, būni ryškus, būni labai sprogstamas su savo kūno svoriu, save mėtyti, ne?
bet pačios jėgos kažką paimt, kelt, nešt, jos nėra. Tik save gali labai lengvai mėtyti. Aš po to toks žiūriu sportuoju ir atrodo lygiai išaugau iš to sporto, nes toks nieko nepasiekiau, nieko apčiuopiamo neturiu, nu tokio, tiesiog prajudėjau, prasportau, susikūriau kažkokią bazę, žodžiu, išsiugdžiau tam tikrą prasme charakterį su sportu, nes, nu, vis tiek, sportas ugdo charakterį, formuoja asmenybę, nori to nenori. Disciplina. Jo, ir po to žiūriu, aš kažkaip irgi išvažiavau tada į Angliją, dar emigrantas 18 metų, tik po mokyklos iš karto gap yearas į užsienį važiuoju. Ir tuo metu kažkaip pradėjau užsiiminėti jėgos trikovę. Ta prasme, aš buvau su tuo sportu prieš tai supažindintas, kol sportavau dar tą pačią gatvės gimnastiką, buvau prie jos prisilietęs, prie trikovės ten. 2 kartus gal į varžybas buvau išvažiavęs, rezultatai tai tikrai Atsimenu vienas. Mes... Važiavo. Jo, ir plauk ir antros buvom panoramai, man atrodo. Jo, buvom kartu abiejose. Ar kur šitas Ignas Karaliūnas sudaužė tas grindis. Iki plytelės. Tai žodžiu, kiek aš ten tada... Nuostolių pridarė. Nu, tai žodžiu, nieko bendro ten su tom štangom neturėdamas, ten pasitreniruoju ten kokią savaitę prieš varžybas ir viskas, nes pakalbino varom į varžybas. Kodėl ne? Tai žodžiu, 8-5 gal tupiau, ten gal 7-5 spaudžiau, ten gal apie 100 kem trauka buvo, kažkas tokio. Ir tada realiai gavosi, kad 6 metai to, jo, visiškai to sporto aš net neturėjau, ar 5 ar 6 metai, žodžiu, kažkas tokio, kad buvo tarpas, dar, realiai dar tik kelis metai kaip sportau, ten 2-3 gal ėjo paskutinėse tose varžybos. Nu ir po to čia va tokios mintys, žodžiu, kas ir panašiai. Ir pradedu toj Anglijoje biškiai apčiuopti tą trikovę, miksavau ten 2 sportus, žodžiu, ir gatvės gimnastika buvo labai neprastam lygiai, bet ir trikovę prijungdavau. Ateini ten tupi po 2 valandas, vieną kartą darau kojas, bet aš kojas pripažinau tik vienu būdu daryti, tūpt, viskas. Man kiti pratimai, aš tik tūpdavau, mano pirmas trikovės laikotarpis buvo gal 2 metus, aš jokių aksesuoris nieko nedariau, aš tik tupiau po 2 valandas maždaug. Tūpdavau hardcore. Tai va, žodžiu, benčas, trauka, žiūriu, tada prieš šiam 8 kilų, sveriu jo, šiam 8 kg pasidariau 400 realiai sumą. 120 patupiau, kur pradėjau tūpt nuo šiam kilų realiai, Anglijoje išvažiavęs. 2x2. Per 2 mėnesius užkėliau iki 120 pritūpimą. Šiam kilų be jokių programų, tik iš noro ir iš daug tūpimo. Vis paspaudžiau 100, kas buvo... Kiek kartų aš jį ant savęs tą 100 užsimetęs, kad aš žinau, kad nežinau, 20 kartų plus užeina ant krūtinės, nu negaliu atspausti į šonus tą štangą, nukrenta blynai, gerai atsistoja, eini toliau spausti. Trauka buvo 80 man. Ir po to, realiai, po to, kas grįžau, kolegijoje baigėsi mano street workoutas. Nu, dar turėjau grįžti prie jo dėl to, kad dar primiksavau Muay Thai, aš kaip buvau kolegijoje. Tai jau 3 sportus sportavau, tarsi, iš vieni dėdavau. Nu ir po to aš kažkaip kitom gavosi, kad mečiau pradžiai gatvės gimnastiką, po to nustojau su Muay Thai, nes ten vis tai susirgdavau, tai kažką, žodžiu. Tai toks galvoju, kad aš niekur nenuėjau normaliai su tuo sportu. Ir kažkaip, man ta trikovė visą laiką patiko, jėgos sportas, apčiuopiamas, yra kažkokie rezultatai, plus trikovininkas ir normaliai atrodo, ta prasme, tas sudėjimas, kuris ten, aišku, prisižiūri, bile ko nevalgo, žodžiu, normalus sudėjimas ir tu stiprus būni, be proto, ta prasme, kaip ten tokius skaičius pakelia, ten tuo metu buvo net nesuvokiama. Nu, jeigu 200 skvatas, tai tu Iron Manas. Tai ten 200, tuo metu tai kažkas... Tai žodžiu, nu ir prasidėjo, tada jau pilnas visiškai išėjimas į jėgos trikovę, čia man atrodo buvo 21 metai. Tada labai neužilgo ir su Roku susipažinau ir po to tai istorija, artėjanti ateitis, ta prasme, visiškai kitas lygis. Ėjau taip atrodo kilau, tada tik su Roku susipažinimas ir kylam normaliai. Visiškai kitos žinios, visiškai kitoks supratimas apie šitą sportą, koks šitas sportas yra, apie ką šitas sportas yra. Labai daug tokių naujų suvokimų, nušvitimų, labai daug žinių sužinota.
daug dalykų apie save sužinota, daug dalykų jam sužinota apie mane, man apie jį ir žodžiu, kosmosas. Tai va dabar esam čia. Šiuo metu čia, kaip ir minėjau, jau praeitam podcast'e jau padarytas jau ir sporto meistras šitam sportui, nes čia buvo mano vienas iš pagrindinių tikslų - pasidaryti sporto meistrą, kad turėtų kažką apčiuopimo, kad aš kažkas esu sporte. Šitas dalykas įgyvendintas ir kaip ir anksčiau, taip ir dabar niekas nesikeičia, bevalgant apetitas kyla, jau noriu elito, jau noriu kažkokio Lietuvos rekordo, metai 2 jau gal važiuosim, plėsim biškį šitą smėliadėžę iki Europos lygio. Tai vat labai kol kas įdomu, labai įdomus pats procesas, žiūriu kaip žaidimas, matau. Toks grinai kaip žaidimas, tik realiam gyvenime. Realiam gyvenime keli savo statusus turi prisižiūrėti, turi daryti tiesiog dalykus, būti disciplinuotas ir stiprėja ir labai ir džiaugiuosi, ką man apamai, kaip sportas, kaip mane suformavo, ką jis man atnešė ir va dabar kokie nuostabūs žmonės mane aplinkui supa, kokia nuostabi aplinka visa. Pats gerai jaučiuosi, normaliai atrodau, jaučiuosi tiek, žinai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tiek emociškai, tiesiog kaip unitas vieno šito, nuo sporto, nuo visos šitos patirties, nuo aplinkinių žmonių aplinkui mane ir vien geriausiai atsiliepimai tiesiog dėl šitos veiklos ir dėl to, kad aš ją pradėjau ir toliau tęsiu 10, gal 11 metai neateina, kaip sportuoju. Ir čia pats geriausias gyvenime sprendimas buvo priimtas tiesiog pradėti sportuoti. Geras. Tokia long story short, bet nelabai ir short, bet maždaug taip. Ok, tai aš dabar sekantis būsiu, tai į mano kelionę, nežinau, prasidėjo nuo 4, ko gero metų būdamas aš jau pradėjau lankyti dziudo. Wow. Visą gyvenimą kažkokį sportai lydėjo, nu ten, aišku, ta pradžia, kada 4-5 metų esi, ten labiau kulverištus darai, tiesiog kažkokias. Tai va, bet jo, gal iki 11 metų sportavau dziudo, tada buvo tranzicija 2013 metais į gatvės gimnastiką, ten paskui vėl atsibosta ta gimnastika, tai tada pereinu į tiesiog į paprastą salę, tiesiog pasportuot, bandyti raumenų priaugt, varškę vakarais valgai, žalius kiaušinius geri. Legendary lygis. Tai va, paskui, jo, vėl buvo tada jau rimtesnė tranzicija į tą gatvės gimnastiką, sudalyvauti buvo ir Lietuvos čempionate, ten gal už 8 ar 9 vietą užimta buvo, bet irgi pajaučiau, kad, tai nėra mano sportas, plus paskui irgi ten jau būtent 18-19 metų jau kažkokie nauji prioritėtai atsiranda, teisės mašinos išlaikytos, nauji draugai, ten visokie žodžių dalykai. Bet paskui atėjo toks momentas, kad biški sušlubavo sveikata, nenoriu čia labai gal dalintis savo dalykais, bet susirgau tam tikrą ligą ir jo, nelabai galėjau apskritai vaikščioti. Tai buvo labai sunku, kada gyvendavau bendrabutį ir man iki kolegijos buvo gal 400 metrų ir aš turėdavau pusvalandį laiko eiti iki jos. Bet ačiū Dievui greitai surado gydymą ir jo, tai pradėjęs vartot vaistus, pasijaučiau daug geriau, bet supratau, kad vaistai tai nėra išeitis ir vis tiek sugrįžau atgal į tą judėjimą, sportą. Tik nežinau dar tiksliai, kuo noriu užsiimti. Aišku, daktarai sakė, kad iš viso tu neužsiimk daugiau nieko gyvenime. Bet aš, tiesiog pasportavau dėl savęs, pakilojau hantelių, štangas kažkiek lengvai. Bet man pasidarė neįdomu kažkaip. Man reikia kažkokios prasmės, kažkaip realizuoti save, dalyvauti kažkokiose varžybose, spaust save. Ir Lukas Lavinskas tuo metu sportavo Trikove, irgi kolegijoje tik pradėjo. Drebint daugiabutį visą. Jo. Ir mes tada padarėme SBD Trevskę, aš gal
su 100 kilų nukritau atgal pritūpime. Tada paspaudžiau gal 7-5 ar 8 ir patraukiau 130, gal 2 ar 3 repsams, belia kaip kryva nugar. Tai va, bet paskui netęsiau to kažkodėl, kažkaip Lukas tada, man atrodo, baigė studijas, jeigu neklystu, ir aš tada vėl, likau salėje, bet aš tiesiog pakilnojau, vėl hantelis, bandžiau raumenų vėl priaugti iš naujo, nelabai sekėsi. Ir tada 2022 metų vasario 5 dieną, šitą dieną atsimenu, sugalvojau, kad man reikia prasitestuoti mano SBD ir pradėtų simti jėgos trikovę. Ir tada, patūpiau 105 2 repsam, paspaudžiau 8-5 ir patraukiau 100 šiam ar 107, nepamenu. Tai va, tai buvo decent pradžia, tada pradėjau irgi Lukas Lavinskas tuo metu, man atrodo, buvo Vokietijoje kažkas tokio ir jis ten nelabai sportavo ar kažkiek irgi, bet aš siūsdavau jam video, žinai. Kiekvieno savo trefkės video, Feedbacką. jis ten man kažką atrašydavo, žodžiu, aš ten kas 2 savaitės piarinu, paskui jo prasidėjo biškį rimtesnis sudėsys, kada jau Lukas grįžo, tada į Veisiejus nuvarydavom, pamačiau Viroką, tai buvo irgi naujas įkvėpimas, tada pamačiau Luką Marcelį Instagram'e, man atrodydavo baisus dėdas, toks visas tatuiruotas, piktas, O čia pukutukas. aš jam nežinau, traukė, kažkaip visada aš bijodavau jo, bet paskui, kai sutikau, tai jau labai geras, nuostabus žmogus, tai va, tai jo, ir kuo toliau, tuo labiau myliu tai, ką darau, ir supratau, kad reikia keisti tai, kuo užsiemu, nes visi dalykai, tos pačios jau nuo studijų, aš jaučiau, kad aš nesu ten, kur turėčiau būti. Aš visada jaučiau, kad aš turiu būti susijęs su sportu, nežinau kaip, bet aš turiu. Bet tuo pačiu metu yra tokia kažkokia, nežinau, vidinė baimė, tas nepasitikėjimas savim galbūt, kad man čia nepavyks, feilinsiu ir nepasiseks. Bet jėgos trikovė šitas sportas man davė labai daug ir išmokino daug ko, to pačio pasitikėjimo savim įdavė ir pagaliau, supratau, kad jeigu noriu siekti ir jėgos trikovė rezultatų, turiu išeiti iš to nuolatinio streso, fizinio, belekokio darbo. Tai persikrausčiau į Kauną ir noriu užsiimti tuo, ką labai myliu, labai man tai patinka. Ir būsiu asmeniniu treneriu. Esu jau asmeniniu treneriu. Valio, kur tave gali surasti žmonės? Ja, tai Sportgates, sporto klubas Kaune, Vytauto prospekte. Esat visi laukiami, rašykit, kalbinkit salėje, tikrai esu geras žmogus. Tikrai taip. Galim patvirtinti. Super, Emilija, labai fainas pasidalinimas ir aš manau, kad čia ir kitus labai turėtų, žinai, įkvėptas dalykas, tai ačiū, kad dalinės tokiais dalykais, netgi tokiais asmeniniais, tai čia, wow, labai nice. Kas susijęs su sportu, tai realiai sportas tai absoliučiai nuo tada, kai save atsimenu, kad jau esu sąmoningas žmogus, nuo tada realiai kažkokia tai forma kažką tai darau. Didžiąją dalim visa ta vaikystė buvo su futbolu, tiesiog su kažkokia tai fizinė veikla, kur žaidimai kažkokie yra, krepšinis nelabai man patikdavo, tiesiog futbolą rinkdavus ir irgi turėdavau, kaip ir tada, kaip vaikas būdamas tikrai tokius ganėtinai aukštus tikslus, norėčiau kažkur kažkada žaisti kažkokią komandą rimtesnį ir panašiai iš tikrųjų ir tas dalykas mane vežė ir man žiauriai patiko. Metam bėgant realiai tas dalykas nesikeitė, ta prasme toliau grindau, kiek galėjau, naudodavau kiekvieną ten progą ir panašiai, netgi paskui ten į kitą miestą ar miestelį, galima sakyti miestą gal,
pradėjau važinėti futbolą, žaisti ten į kitą visiškai komandą ir panašiai, ten treniruotis, reikia kažkokį tik apie karjerą galvoti ir panašiai, bet tas dalykas man niekada taip galbūt gerai nesisekė, kiek aš norėčiau, nes manau, kad neturėjau ir tų treniruočių, ta prasme tiek, kiek man jų reikėtų, jeigu aš tokiam lygiai norėčiau būti ir panašiai. Ir tiesiog visada šalia to darydavau dar plus ir kažkokį tai fizinį darbą, kuris būdavo susijęs tiesiog su kažkokiu raumenų auginimu ir panašiai. Tai pradžioje tiesiog pradėdavom po futbolo, ten tų užsiėmimų, tiesiog eidavom ant skersinio lygiagretės, ten darai pristraukimus, atsispaudimus, ten lygiagretės, for fun tiesiog, pirmiausia ant prikolo, pirmiausia ant bairių ir panašiai. Paskui tiesiog pradėjau bendrauti su vyresniais, kurie irgi eidavo, bet jau eidavo dėl to, kad noriu užsiauginti raumenų. Ir eidavo tiesiog, kaip čia pasakyti, sistemingai, turėdavo planą kažkokį, eina, tarkim, ir daro tuos kažkokius tai pratimus ir panašiai. Ir aš pradėdavau su jais eiti, realiai, vienas žmogus Martynas buvo, kuris žiauriai mane į sportą įtraukė iš tikrųjų. Ir tuo metu jo sportavom futbolą, varėm ant turnykų, dirbom tiesiog su savo kūno svoriu. Ir paskui atsirado irgi tokia galimybė, kad, prasme, yra su štangom, kur pasportuoti. Bet ant to štangos būdavo taip, kad tiesiog vamzdis yra ir kažkokie tiesiog random svoriai. Tai čia nėra tas džimas, kur mes visi pripratę dabar matyti. Čia buvo visiškas kaimo kolūkio sąlygos, bet vis tiek tas pirma tokia pažintis ir būdavo, kad turėjom, man atrodo, ten ant bench presso 50 ir aš ten jau 50 tą repindavau, man gal buvo 14 metų ir aš jau 50 repindavau, aš ten galėdavau gal 12-15 kartų padaryti. Ir panašiai, ir su to pačiu svoriu ir skvatus darydom, ta prasme, pasimė tą 5 kg štangą, užsibėdėjo ant pečių ir darai skvatus. Paskui, kas ten, bent over rows tie būdavo, irgi su tais pačiais 50. Žodžiu, va tokia buvo pradžia, buvo iš tikrųjų įdomus periodas ir tas visas toks kažkoks raumenų auginimo dalykas, man kaip ir rūpėjo, bet tuo pačiu metu man tiesiog patiko tuos didelius dalykus tiesiog laikyti ir kelt, grindinti ir panašiai. Iš tikrųjų, tėtis mano visą gyvenimą irgi buvo, galima sakyti, irgi atletiškas, ir visada matydavau vaikystėje, kad, ta prasme, jis, ir atrodo kitaip geriau, ta prasme, netgi man vaikui atrodė, kad, atrodo gerai tikrai ir būdavo stiprus. Ir yra dabar stiprus, aišku. Ir man tas dalykas irgi patikdavo ir aš galvojau, man irgi matyti šitas dalykas kažkiek ir, lemtas ir aš gal turiu kažkokį potencialą. Tai man vaikas būdamas, aš turėjau kažkokią tokią mintį. Ir nuo tos minties realiai viskas taip užsisuko, kad nuo futbolo mano tas, ne tai kad prioritetas, bet tiesiog dėmesys futbolui po truputį jau blėso ir atsirado toks open fieldas, būtent jėgos kažkam tai treniruotėm ir panašiai. Nes kaip ir sakiau, futbolas buvo man žiauriai patiko, bet aš nebuvau tiesiog tame geras. Aš neturėjau galbūt tų duomenų, aš gal pradėjau per vėlai treniruotis, per mažai trefkių turėjau ir panašiai. Ir viskas tavo visą norą begalinį, tiesiog po truputį vis labiau skyriau jėgos treniruotėm. Realiai viskas taip pakrypo, kad tam pačiam pastate, kur žiemą žaisdavom futbolo salį, tai tam pačiam pastate iš kitos pusės buvo jėgos trikovės salė. Taip gavus, kad iš tos fulės salės tiesiog tokia tranzicija buvo į jėgos trikovės salę. Tai jo pakalbino, atsimenu, gal nori nueiti, tu prasme, atrodai žiauriai fit, gal pabandyksiu štangą, gal tu prasme, patiks ir tau galbūt gerai bus. Ir panašiai, tai pabandžiau, iš skaičių pusės nebuvo kažkas wow, nes kojų, kaip suprato, nelabai kur buvo daryti, ten, sakau, užsimeti štangą ant nugaros, su rankom, kažkur užsimeti nugaros ir darai skvatus. Tai ir tas svoris challenging enough, kad tavo kojas stimuliuotų. Ne, aišku ne. Tai dažniausiai buvo tiesiog upper bodies, visiškai dominavo upper bodies mano, tai realiai pabenčinau tiek, kiek paskvatinau tą būtent pirmą treniruotę, tai 100 kg pabenčinau. Pirmoji savo treniruotėje normaliojant kažkokio biški normalesnio suoliuko su normaliom štangom. Tai 100 kg užspaudžiau, kaip dabar atsimenu. 100 kg, man atrodo, irgi buvo pritupimas 100 kg ir 115 patraukė. Tai prasme, benčas ir skvatas tas pats buvo visiškai, kas yra irgi insane. Tai nebent iš to benčo pusės, ta prasme, kažkoks potencialas mano
pasimatė. Ir jo, tai va taip po truputį, kaip ir sakiau, į trikovę tiesiog orientavaus, nes visai patiko tas dalykas, patiko tas sportas, iš tikrųjų Ignas irgi Karaliūnas, irgi vat, mūsų mokyklui buvo, vienas iš stipriausių žmonių, ta prasme, tuo metu nemanau, kad kas nors tokiam lygiai, bent jau neatsimenu, užsiminėjo, kad dalyvautų Lietuvos ir Europos čempionatuose, man atrodo, dalyvavęs, yra. Tuo metu man atrodo, kad nebuvo tokio žmogaus tuo metu mokykloje. Ir vis tiek tu pažįsti, tu matai, tu žinai tos dalykus ir irgi taip kažkaip inspiruoja. Tai vat, ant to tiesiog užsikabinau ir netgi neturėdamas irgi kažkokio tai super mega tikslo, kad aš vat, noriu būti Lietuvos čempionas ir aš noriu tai kažką pagerinti. Tiesiog pradėjau lankytis vis dažniau ir dažniau toj salėj, to jėgos trikoje salėj. Ir vieną dieną tiesiog nusprendžiau, kad viskas, it's over, switchinu 100% į trikovę, nes man tai patinka. Ir viskas ir taip ir prasidėjo. Realiai startas nebuvo galbūt labai sklandus, nes tiesiog labai buvo neproporcingai tos jėgos pasiskirščiusios. Prasme, upper body buvo ženkliai stipresnis nei lower body, tai ant lower body labai daug darbo reikėjo padaryti. Ir viskas, ir tiesiog metai iš metų, paskui pradėjo ir tikslai didėti. Rezultatai, faktas, kad irgi paaugo nemažai ir viskas, ir tas meilės dalykas sporto irgi niekur neišblėso, ta prasme tiesiog iš futbolo į jėgos trikovę tiesiog perėjo tas visas dėmesys, efortas ir panašiai. Ir laikui bėgant, progresui didėjant ir panašiai, man būdavo ta prasme toks pamąstymas, kodėl, ta prasme, iš kur tokie stiprūs žmonės, pažiūrėjau ten kokį Russell Orhį, man pavyzdžiui jisai patikdavo labiausiai, tuo metu nesaišku, pagrindinis ir būdavo, galima sakyti, powerlifting influencer, ne? Tai būdavo Russell Orhį ir aš ten visada pažiūrėdavau ir kosmosas visiškai, ką tas bičas daro ir man visada būdavo toks klausimas, kodėl aš toks stiprus, ką aš darau ne taip, kodėl aš netoks stiprus. Nes pasižiūri, kiek jis laiko sportuoja, kiek tu laiko sportuoja ir nėra taip, žinai, kad jis 20 metų sportuoja, tu metus sportuoja. Nėra to skirtumo, ta prasme. Žinai, ir tas dalykas privertė galbūt net netiesiogiai switchint į tokią dvikryptę karjerą tiek ir trenerio, tiek ir atleto. Nes, ta prasme, nuo tų pačių 18 metų, man labai patiko domėtis, kodėl jie tokie stiprus, ką jie daro, ko aš nedarau. Ką jie žino, ko aš nežinau, kur man iškodas informacijos ir tas dalykas mane privertė tiesiog domėtis daugiau. Ir toks lūpas irgi užsisuko, aš sportuoju, man žiauriai patinka, aš varau tada 100%, galbūt kažkokios sąlygos outside gym irgi nėra galbūt pačios geriausios, aš ten sportuoju, irgi kitam miestelį nei gyvenau pats ir panašiai, bet no matter what aš vis tiek pušinu, vis tiek darau ir tuo pačiu domiuosi, ką kiti daro. Tai prasme, kad žiūriu šiek tiek plačiau į visus dalykus. Ir fast forward, kiek čia, nežinau, apie 4 metus gal tikriausiai, ne? Tas visas dalykas tęsiasi ir priėjo prie to, kad aš pamaniau, kad analizavęs irgi visą situaciją Lietuvoje, kas vyksta su Lietuvos, tarkim, trikovės plėtra, augimu ir pavyzdžiui su treneriais, ką jie siūlo ir panašiai, žiūrėdamas į atletus, į mūsų lygį, aš pamaniau, kad būtų visai neblogai galbūt pasiūlyti tai, ko niekada taip ir nebuvo Lietuvoje. Aš galbūt būdamas atletas, ta prasme, aš irgi kažko ieškojau, bet tiesiog nebuvo aplink mane to, nebuvo Lietuvoje to, ko man galbūt reikėjo iš tikrųjų, kas būtų galbūt paspartinęs biškį tos rezultatus, priartinęs prie kažkokių tikslų, arčiau mane ir panašiai, aš nusprendžiau, kad galbūt reikia būtent tą, kaip čia pasakyti, pasiūlą ir sukurt būtent iš tos patirties, kaip aš būdamas, tarkim, jaunas, aš neturėjau kur kreiptis galbūt, aš turėjau puikias sąlygas, turėjau puikų trenerį, Artūras Mačionis tikrai mane, užvedė ant to kelio, kur esu dabar, faktas, bet norėdamas daugiau, tu vis tiek turi žiūrėti, kur gali pasisemti daugiau kažkokios informacijos ir panašiai. Tai iš to būtent stygiaus informacijos, iš to
už to viso dalyko ir tiesiog nusprendžiau, kad galbūt vieną dieną visai būtų gerai Lietuvai įnešti va tokį naują vėją ir tiesiog prisidėti prie kitų sportininkų rezultatų, nes mes esam talentingi. Mes turim kažką savo genetikoje, kad mes esam stiprus iš tikrųjų. Tiesiog reikia kažkokios tai va struktūros žmonėm ir panašiai. Tai ko aš galbūt ir neturėjau kažkada. Ir viskas, ir dar keli metai į priekį ir žiūrim, kad aš pradėjau coachint. Aš pradėjau coachint pirmiausiai, netgi irgi gal netiesiogiai. Pavyzdžiui, su Luku sportuodavom, ten tiesiog iš bendravimo, iš kalbėjimo, aš pasižiūriu, žiūrėk, čia gal tau kažką reikia biškį pataisyti. Aš manau, kad tau taip geriau būtų, ne, gal ten kažkokį tai pratimą, kažkokį kampą reikia kitaip padaryti. Bam sako, Lukas, oi, kosmosas, what the fuck, kas vyksta, žiauriai čia dega, ar kažkas kitaip jaučias ir panašiai. Būdavo taip, kad, čia nėra pokyčio, irgi gerai, irgi mokaus. Ir va taip netiesiogiai realiai priėjom prie to dalyko, kad, iš tikrųjų, čia yra mano pašaukimas. Ir dar tada biškiai priekį pavažiuojam ir susikūrė Efficient. Ir šiai dienai siūlom profesionalias paslaugas jėgos trikovės treniravimo. Ir aš net nebijoju, kad mes tikrai darom gerą misiją Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje iš tikrųjų. Turim ir užsieniečių klientų ir viskas. Ir augam ne tik mes, bet augam ir aplinkiniai žmonės, kuriem būtent yra tas poreikis šiek tiek sužinoti daugiau. Matyti didesnę prasmę ir panašiai. Ir viskas, tai va, džiaugiuosi tiesiog, kad jūs man irgi visi padėjot prie to viso dalyko prieiti, nes net sakau, kartais net netiesiogiai, nesąmoningai, tiesiog tu jau pradedi kažkokį savo naują etapą. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, nebūčiau turėjęs Luko kaip treniruočių partnerio, aš gal net nebūčiau šito dalyko atradęs. Bet aš, iš savo to domėjimuose, kur domėjausi, tiesiog namus, nes man buvo įdomu. Aš kažkokius dalykus, patarimus kitiem dalindamas, aš tiesiog atradau save. Tai čia irgi yra insane turėti, žmonės aplink save, kurie irgi tau padeda. Tai va toks kelias. Nežinau, ar čia atsakiau, nenoriu labai išsiplėsti daug. Žiauriai gerai, iš tikrųjų, žiauriai labai įdomi istorija, eina savo. Aš tikrai dar galiu paantrinti, žodžiu, kad irgi pirmų laikotarpių, kai pradėjom sportuoti. Ir čia rokai, čia gal kažkas ne taip, gal užmesk akį, biškį pažiūrėk. Tu ten praeidamas kažkur, žiūrėk, čia taip, gal žinai reikia padaryti. Ir ta prasme, po kiekvieno to patarimo vis kažkas, žiaurūs pokyčiai jautėsi. Realiu laiku, čia ir dabar visiškai kitokia ir jėgos produkcija, ir technika, ir viskas, ta prasme, keisdavosi ir skausmai dingdavo, ir viskas. Tai labai įdomu buvo stebėti tavo pradžią ir tuo metu jau įsitikinti, žinai, koks suvokimas, ta prasme, pa žmogų, kiek jis visko žino, žinai. Aš dar irgi čia iš viso žalės atėjęs, aš apie tą salę nieko nežinau. Aš žinau, kaip manipuliuoti save ant turniko, skersinio, ten tuos visus elementus, bet štanginį aš nieko nežinau, žinai, ir čia taip, viskas, bam. Tai buvo labai įdomi pradžia ir dabar pažiūrėk, kur visas šitas dalykas nuėjo. Jo, insane iš tikrųjų, taip sustabdai biškį save, pasižiūri. Ir iš tikrųjų yra visiškai insane, ta prasme, kaip gali, viskas flipint, switchint, nes tiesiog esam pasigavę ant to dalyko, kad automatiškai vos ne visus dalykus darai ir netgi neskiri laiko pareflektuoti ir pažiūrėti, kas, nežinau, per pastarausius kelis metus nutiko. Nutiko tai labai daug dalykų. Nors Efficientui, kitais metais bus 3 metai, kas irgi jau daug, bet irgi tai nėra kažkoks labai ilgametis brandas ir panašiai. Bet per tuos metus aš manau, kad mes labai daug dalykų padarėm ir yra irgi labai dideli tikslai ir toliau ir nemanau, kad mes kažką tai stabdysim ties kažkuo, tik daugiau visko. Su tavo šitą visą veiklą pradėjus iš esmės, tai kaip ir dauguma nuo mūsų, tai nulipom nuo tų tokių rusiškų tų visų programų senų, kurios buvo darytos ir buvom supažindinti su vakarietiškom idėjom, vakarietiško sporto suvokimu, aplamai kokia yra šito sporto filosofija, kaip jis turėtų būti pritaikomas ir ta prasme visos tos žinios ir tu mūsų atrodo supažindini su šitų dalykų ir nuo to momento rezultatai ir pačių suvokimas ir žinios ir
Ir kaip lifterių IQ, žodžiu, ir pats suvokimas apie sportą, nu visiškai, žinai, skyrocket. Tai va, to atrodo, buvo, žinai, tas pradininkas, kur mus visus užvedė va ant to kelio. Nu, bet aišku, žinai, mes patikėjom, žinai, tavim. Matėm rezultatai, užsispyrimas, žinai, charizma, viskas yra. Ir užvedė mus ant šito kelio, šitas kelias labai labai teisingas. Ir kiek tų visų naujovių, kiek jų pritaikyta ir kaip jos visos veikia, nu tai fenomenalu, žinai. Jo. Fenomenalu. Gerai, fainai, ta prasme, žmonės Visi irgi galės galbūt save surasti kažkuriuose situacijose, iš mūsų, nes mūsų visos realiai istorijos yra visiškai skirtingos. Ta prasme. Gal mūsų su Luku biški tokios labiau panašios, nes mes irgi pradėjom sportuoti, paskui tokios tranzicijos buvo, bet vis tiek tokios sąlyginai yra skirtingos. Tai ir kitiem, manau, žmonėm galbūt save pagaus, kad jie yra ant kažkokios lenkščio irgi. Ir jeigu jie tokį sprendimą priims, galbūt bus irgi vienas iš čempionų, ar ten tą patį kažkokį titulą nuneš vieną ir kitą kažkurioje savo veikloje. Tai nice. Labai fainos istorijos iš tikrųjų. Realiai keturios skirtingos, bet manau, kad panašumų galės atrasti arba bent jau pamatyti, ar nežinau, manau, kad kiekvienas galės rasti kažką. Žiūrėsim, ką po 10 metų kokias istorijas pasakosim. Bus dar geresnis. Jo, vis labai įdomu. Viskas gerai, tai ačiū visiems už dėmesį. Jeigu dar kažką norit pasakyti, tai gali drąsiai pasakyti per ateinančias 3 sekundės. Pijarėsim kitą savaitę. Viskas. Sportuokit, būkit stiprus ir būsit čempionai. Bye bye, viso gero.